Lietuvoje tikrų labubų vaibokų nepardavinėja, tada aš nusprendžiu juos pasigaminti namie. Mano problema, kad aš vis dar neturiu baltų dažų, tad mes eksperimentuosime su šitu. Per praeitas dalis iš plastelino aš pasidariau galvą. Tačiau dabar jie atrodo baisiai. Aš maniau, kad atrodys gražiau. Dabar šiaip man reikėtų susiklijuoti tą galvą, kadangi vis dar turime tokią pirštinę. Čia bus ausis, mums ją reikia suklijuoti. Ir tai susiklijavo, ausis ne. Žinokit, bandžiau ir man reikėjo išmesti vieną ausį. Darykite su klijais, darykite su siūlu. Visą laimę, kad šiandien man nereikia į mokyklą eiti. Pagaliau turime vieną ausį ir žiauriai pakrikusius nervus. Darom dabar antrą ausį. Dabar reikia pukelio, kurio kosysiu po to artimiausias 2 paras. Duriam čia. Man lūžo vidury eiktų savo. Padariau, kad veiktų. Nebeveik. Turim ausis. Eiktų savo. Dabar tai reikia suklijuoti šitą. Varom su kažtais klijais. Pirmiausia, reikia priklijuoti ausis, kadangi man žiauriai juda. Ar judės? Ne. Dabar nupieškime šiam labubu akis. O aš labai norėčiau dėti rožinės akis. Arba aš daug panašu į labubu. Siemiau prastą teptuką tokiam darbui. Štai yra viena akis. Bandžiau kaip įmanoma tiksliau. Bet pasižiūrėkit, aš tiek kankinausi, bet aš manau, kad buvo verta. Tikrai didžiuojuosi. Tik va, trūksta kūno, tik galva turiu. O ką manote jūs? Tik padaryti kūną, o pirmieji galutinį rezultatą pamatys mano Instagrame Knyguolis. Taigi, ar norite 4 dalies?